Sveiki, mėly žiūrovai. Šį kartą sveikiname su jumis naujų formatų, naujų mums, ne interneto, nes podcastų tikriausiai esat matę visokiausių ir iš įvairių kūrėjų ir įmonių ir panašiai. Bet nusprendėm irgi iš savo pusės tokį podcastą paruošti. Tikimės, kad jis taps reguliarus ir norėtume, kad būtų jums įdomus su aktualiomis naujienomis, su naujienomis, kas vyksta pas mus, kas vyksta agro pasaulyje. Galbūt galėsime pakviesti ir jums įdomių svečių ir su jais pabendrauti aktualiomis temomis. O su jumis sveikinasi du Veslavai. Sveiki. Turėjau mintį, gal bandysim pamušti Lietuvos rekordą. Kelių Veslavų vienoje vietoje pakviesim ūkininką Veslavą, dar vieną mano draugą, tai 4 tikrai vienoje vietoje nesurasi. Čia gera mintis. Galima bus norus sugalvoti, turėtų pildytis. Taip. Tai Veslavas Spiridovičius tikriausiai irgi visi pažįsta, mūsų šiol pardavimų vadovas. Tai matysite jį dažniau eteryje. Na ir pradedam mūsų pirmąją laidą. Šiandien turime keletą temų. Va, čia mūsų scenarijai paruošti. Ir komentaruose nesijuokit, kad čia turim korteles iš karto, perimam naratyvą. Taipogi sveikinamės iš savo naujosios studijos, kuri greičiausiai ne už kalnų taps kūnu ir taps naujoju mūsų ofisu. Taip, čia nebe priežasties. Aš remontą atrodo, kad statybų laida bus, ne žemės ūkio. Bet greit pavertėm filmavimo studiją. Taip, tai pamatysite su mūsų tinklaladėm, kaip šita aplinka keičiasi ir jau tikimės, kad nuo balandžio, nes statybininkai sako nuo kovo, mes nuo balandžio gal iš tikrųjų gegužę pasimatysime. Bet baisiausia, kad statybininkai žada balandžio 1, o kaip žinom, statybininkai yra melagiai. Jo, tai kažkada galėsime pakviesti jūs kažkada pavasarį į mūsų naujas patalpas, ten pat Medininkuose, bet jau su naujais marškiniais daug jaukiau, erdviau ir gražiau. Ir profesionaliau. Taip. Turime kelias naujienas šį kartą apžvelgti. Pradėsim gal nuo šiek tiek trumpesnio podcasto. Tai norėtume pasikalbėti apie Agromaš naujienas šiais metais, kadangi gamintojas pristatė šiek tiek atnaujinimų, tie atnaujinimai pirmi buvo jau Agrošou parodoje Lenkijoje, ar ne? Taip, jau tai buvo, kažką matėm, kažkas dar, kaip sakant, buvo sukurta, bet dar nebuvo pakrikštyta, neturėjo vardų daiktai, bet jau esam matę tos gyvai daiktus ir dabar jau, kadangi yra ištestuoti, išbandyti ir galiausiai serijinė gamyba, taipogi galėsime pasiūlyti ir jums. Kadangi mes parodoje šiemet nedalyvausim, tai pradedam tokią apžvalgą, kas yra naujo Agromaše ir bandysim daugiau informacijos internetinėje erdvėje pateikti. Tai kalbant apie Agromaš, yra visa eilė modelių iš tikrųjų, apie kuriuos verta pasikalbėti. Tai 8 metrų tankinimo volai Hestylė. Ilgai lauktas produktas, daug kas klausė, kadangi pas mus ūkiai auga. Tai jau 6 metrų, kaip sakant, kaip tik 6, tai turėsim nuo šiol 8 metrų. Yra jau iš tikrųjų, tai 2 kartus mes jūs parodoje matėm. Taip. Buvo pagaminti, tada buvo bandyti, patobulinti, dar kartą parodyti ir dabar iškeliauja, kaip sakant, ant visos Europos ir pasaulio vaišių stalo. Ir svarbu, kad su centriniu pakabinimu, o ne šoniniu. Tai turi geresnį paviršiaus kopijavimą. Taip, centrinis pakabinimas kaip ir buvo 6 metrų valuose, tai tikrai labai geras kopijavimas bus. Tu pats turi iki 6 metrų. 6 metrų turim, naudojam, džiaugiamės. Bet tavo 53 ar 600, žinai? 53 man. Nes 600 tai jau žiauriai sunkus, ten reikia ir traktorius, kuris trauktų ten virš 5 tonų svorio. Jo, turiu irgi pardavęs, tai su 300 traktorium traukia labai smagiai. Su 300? Taip, net kalnuotoje vietovėje, Švenčionių rajone, bet puikiai trina molį. Tai irgi buvo toks blitz sprendimas, kai pridirbo daug grumstų sausų ir tada sakė, jei ką daryti, sakė, vežkit, jeigu padės, tai iškart imsim, nuvežėm, padėjo ir nupirko. Tai vietoj kultivatorius? Taip, vietoj kultivatorius prie sėją naudoja. Čia irgi žinokit, kad įmanomas sprendimas, toks netradicinis. Su volais, aišku, gražiai nesakėčios 12 metrų. Kadangi ūkiai auga, tai ir turbūt su 7,5 metrų kaip ir daug važinėjimo.
tos akėčios nieko nesveria? 7,5, 9 šiemet pardaviau, labai pasiteisino, irgi sakė, labai puikiai hektarai griūna, bet einant su tą tendenciją, kad apva vis labiau įgauna pagreitį. Antras dalykas, ko gero, greičiau eina į paslaugas, daug kas nueina, tos pačius, pažiūrėt, labai daug paslaugų davėjų, tai ten pat reikia ir našumo didelio, tai manau, kad tos 12 metrų akėčios tikrai turės savo nišą, nes tai yra padargas jau prikabinamas. Ir tai reiškia, kad jam nereikia kažkokio tai kosminio traktoriaus. Aš taip įsivaizduoju, kad netgi mūsų Lietuvos sąlygom 12 metrų akėčias tai 2,5 turėtų susitvarkyti. Nes jeigu su 7,5 susitvarko 150 arklių, tai... Tai bus, kai traukiamas. Tas modelis 12 metrų atrodys kaip Tiger skutikas, kaip matot ir kitų gamintojų tie sprendimai. Vežimėlis ir ant vežimėlio per pusę jau susilanksto tos sekcijos. Tai bus toks, tikrai masyvus daiktas. Buvo jis parodoje, ar ne, tas 12 metrų, tik sulankstytas. Taip, sulankstytas buvo. Reikės pasikapsyti nuotraukose, tai irgi gal galėsim įdėti kažkokią užkadrinę nuotrauką ir parodyti, kaip tas agregatas atrodo. Ir kaina tokia, tikrai nebaisi, lyginant su visa konkurencija. Įvertinus hektarų našumą darbą, tai... Pasitikrinau kainą, tai 26 000 eurų. Bazinė kaina ten be diskų ir panašiai nuo 26 galima taip pasakyti. Tai manau, kad čia labai savo ilgaamžis, iš tikrųjų, tai virbalai niekad nėra ten kam nusidėvėti, kol tu juos nutrinsi, tai ten technologijos pasikeis gal jau tada robotai. 12 ar 16 mm tie virbai? 16. 16, įsivaizduokit, kiek reikia trinti, kad tas virbas susidėvėtų. Batakatas, naujas modelis su naujų rėmų, jau to tradicinio diskinio skutiko, apie kurį taip pat jau yra video mūsų kanale. Tai šiek tiek aplink papasakojau. Iš esmės, diskinis skutikas, tik... Diskinis skutikas, kaip sakant, šiandien dienai galbūt nelabai aktualu yra tai, bet visgi yra vis tiek tas požiūris ir dažnai būna užduodamas klausimas, o ar turi diskinį skutiką su priekinė lenta? Taip, turime. Galima dėti. Tie, kas nebe, kaip sakant, naujiem, kas eina į priekį, tie dedasi kirtimo volą. Taip, čia daugiau turi priekį, logikai. Bet kas nori vietą kirtimo volo, taip pat galime lyginimo lentą turėti priekį. Bet tai lyginimo lenta ką? Marimui daugiausia lyginimo? Tai, čia yra nebent greičiausiai, kad labiau ekologams skirta, kas dar arė vis. Tada, jeigu naudoja vietoj kultivatoriaus skutiką, tai ta lyginimo lenta galbūt yra aktuali priekį. Tai kito aš nematau protingo sprendimo. Jo. Tai tas batakatas 4, 5 ir 6 metrų, taip pat yra ir 3 metris pakabinamas. Tai jo ta išskirtinė savybė, kad dišlius yra šiek tiek kitos konstrukcijos. Ir galimybė tuos priedus priekyje pasikabinti. Tai iš tikrųjų tiek ir skiriasi, ko gero, nuo betahašo, kad pjaunantį volą arba lygintuvą gali priekyje turėti. Taip. Šiais metais turėtų pasirodyti Fox modelis, tai irgi jau kainininkuose matome, dar yra projektuojamas pas mus irgi atsiras jau pavasarį. Tai naujos konstrukcijos ir šiek tiek kitokios filosofijos. Diskinis skutikas, kadangi visada gilį reguliavom volų pagalba ir priekinių ratų, o čia atvirkščiai. Čia dabar bus ratų pagalba reguliuojamas gilis. Diskų, viskas važiuos ant priekinių ratų ir ant galinių volų, o gilis reguliuosis hidrauliškai, diskų sekcija leisis. Taip. Aukštyn žemyn. Tai va, tas variantas gal ir irgi įdomus, galbūt šiek tiek stabilesnį tą darbą užtikrins ir ratai bus ne per vidurį, tai reiškia panašiai kaip ir kitų gamintojų iš 3 dalių. Ratai, volas už rato ir dar volai šolinė, tas važiuotas, kad būtų šiek tiek kompaktiškesnis tas diskinis skutikas. Ir taip pat čia bus turbūt tas vienas universaliausių skutikų, kuris galės turėti C diskus, turbo diskus ir X diskus. Jo, tai bus galima apsispręsti. Tai gali pradėti apie tos diskus. Tai apie Foxo diskus, ne? Tai Foxo dabar diskai galės būti C, tai kas yra, ko gero, labiausiai paplytę Lietuvoje. Kiekvienas ūkis jau turi.
tada turbo diskai, tai kas šiandien dienai ko gero labiausiai eina į madą, nes pagal užsakymus matom, kad tikrai ateina. Ir X diskai, tai ko gero tai, kas yra filosofiškai žmonėm, kas dirba su Nautilu, kas supranta, kad skutikas pravažiavęs nebūtinai turi juodą žemę, o užtenka tiesiog pravažiavti ir sudaiginti sėklas. Tai su šitais diskais taipogi galima bus užsakyti šitą skutiką. X tipo diskai iš tikrųjų fantastiškai suskuta žemė, ypač prie didesnio greičio. Atsimeni, kaip pas Petrą per lauko dieną. Taip, jiem reikia greičio, lengvesnių žemių, sakykim, bet kas dirba teisingai su Nautilu, tai tikrai tą paviršinį sluoksnį tikrai turi tos labai jau geros struktūros. Tai kas dirba, kas turi nusipirkę, tai kiek teko bendrauti, labai patenkinti rezultatais yra. Bet čia kaip ir su šitais X diskais, tai yra kaip ir su Nautilu, reikia pirmiausia perlipti per save. Nes tas mūsų, ko gero, ūkiškas įprotis iš senų laikų, kad laukas turi būti juodas ir gražus pirmiausia, ne visą laiką pasiteisina. Bet čia kaip ir su striptilu. Sako, atrodo kaip šernai priknysė, bet man atrodo, tas žemės ūkis yra verslas ir reikia žiūrėti į rezultatą, ne kieno laukas gražesnis atrodo pravažiavus. Technologija skiriasi iš Taip, aš kai bandžiau tada salvį pas save, tai laukas tikrai atrodė kaip šernų suknystas. Ir man sakė, tai ką tu čia pridarei, bet kai pradėjo dygti vienodai gražiai per visą lauką, labai greitai šernų klysimas dingo. Ir gražus žalias ir pakalnis, ir kalnuose visur gražiai sudygo vienodai. Tai kažkas už kažką. Baigiam apie diskus. Ar ne? Taip, BTC dar. Šiek tiek atnaujinimo yra mūsų BTC modelyje, sunkusis diskinis skutikas, irgi labai populiarus ir dažnai parduodamas pas mus. Tai tikrai jau daug kur dirbantis. 5 ir 6 metrai darbinio pločio. Prašom vis gamintojų, kad atsirastų 4 arba 4,5, nes irgi vis dažniau norimas modelis, ypač dėl to, kad galios neužtenka, nes ta tokia niša traktoriui ten 170 arklių, tai ne šis nei tas, kaip ir norėtų sunkojo skutiko. Bet šitą aš dabar nišą galvoju, kad Foxas mums pakeis. Gali būti. Šitoje vietoje atsiras 4 metrais Foxas ir bus labai panašiai. Tai labai jau nuo senų laikų buvo prašoma, o negali būti mažiau žarno skutikę. Tai turim ir išbandėm jau elektrinį pultą, kai bereikia vienos hidraulinės poros traktoriui. Veikia tas sprendimas? Sprendimas tikrai veikia, puikiai tarnauja, tai galim drąsiai siūlyti, netgi ko gero galim siūlyti, kas ir turi gali pasikeisti. Iš tiesų gali, gal brangiau kainuos šiek tiek tas variantas, bet elektrinis skirstytuvas tikrai yra patogus. Taip. Nes ypač jeigu turi visas reikalingas opcijas, tai ten gaunas 4 ar 5 poros. Taip. Tai tikrai nepatogu. Žinai, kada 5 poros, kai turi hidraulinę atampą ir tada sukabinimą ant akies, tada reikia kaitalioti. Šito niekad nededa. Tai va, dar kokia naujiena apie BTC skutikus, kas turit 56 diskais ir žiūrit, kaip sakant, kad mada atėjo turbo diskų, tai turim turbo disko pasiūlyti visom stebulėm, kur buvo 56 diskai, tai yra ir špižinėm, ir SKF. 5 ir 6 kelių, tai ilgai prašėm OFAS gamintojo, sako, kam čia reikia, bet matant tai, kiek skutikų yra parduota ir mūsų, ir kolegų konkurentų, tai dabar tie diskai visiems yra pritaikomi ir sekant madą tikrai galite susimontuoti. Bet tai vienas dalykas mada, bet antras dalykas tai yra iš tikrųjų, kaip sakant, ko gero žingsnis į priekį su tais diskais, nes aš ir pats tokį skutiką nupirkau, tikrai labai pasiteisino, bandėm. Lyginant su C tipo diskais. Taip, ir kas yra, jis kad gali negiliai labai kokybiškai padaryti. Tai nežiūrint tai, ar buvo į kažkokie javai išgulę, ar kažkokios buvo žolėti, viską išskuta iki juodos žemės, tai šitoje vietoje labai yra. Bet ar nėra taip, kad prie didesnio gylio daugiau apkrauna traktorių? Nepasakyčiau, tik tai ko gero, kad daugiau žemės su savim neša. Tokią bangą visą laiką neša. Tai, bet čia, kaip sakant, lyginimas gal geresnis, laukų kopijavimas lieka, jeigu vis tiek automatiškai, jeigu yra kažkokia dauba, tai ir palieka ten tų žemės daugiau. Dar vienas dalykas apie BTC svarbus, kad nuo šiol galima ir ilgesnį dišlį užsakyti, kas dirba su dubliais.
Taip, turim tokią opciją, kadangi susidūrę buvome jau ne kartą su tokiom problemom, tai, kaip ten sako, išverkiama, ne? Nu, ten toks ir skirtumas, tiesiog 70 cm ilgesnis dišlius, nes būdavo atveju, kai užsiverčiate ant savęs su traktorium. Na, užsivertusių nebuvo, bet ratus numontavusių buvo. Ja. Kam pavykdavo traktoriui numontuoti, kam skutikui, čia pagal modelius. Tai nebrangi opcija ir manau, kad netgi kas turi skutikus, tai galima užsakyti nepersidarinėjant. Mačiau vienas iš klientų, kuris dabar parduoda tą skutiką, tai jau pats komentaruose įrašęs, kad prailgintas dišlis, tai matyt turėjo atveju. Tai, čia kaip sakant. Tai ką, apie diskinius tiek, ko gero? Apie diskinius daugiau jokių naujienų nėra, nes visa kita lieka taip pat. Iš įdomybių, tai ir iš noraginių skutikų. Atsirado tie X3 modelį. Tai X3 pagaliau bus, turėjom prikabinamą Rūno, daug ką žiūrėdavo ir norėdavo ir patikdavo, kad prikabinamas 3 metrų, bet daug kam sustabdydavo tai, kad tik padanginis volas būdavo opcijai. Kitokio, kadangi jis važiuodavo ant volo, tai dabar turėsim X3, tai yra jau tas skutikas, kuris turės važiuoklę per vidurį ir galės volą turėti pagal pageidavimą tokį, kokį nori. Tai čia pliusai iš minusų, tai, nu kas, ilgis gal, nebent. Tai prikabinamas padarkas bet kada turi ilgį, tai čia aš manau, arba tu jį renkiesi, arba renkiesi, jeigu nebijai ilgio prikabinamą, o jeigu nori trumpo, tai renkiesi pakabinamą. Čia šitoj vietoj, man atrodo, labai paprasta yra. Rūno visą laiką buvo toks kompromisinis, atrodo, kaip ir traktorių svorio neužtenka, nori to prikabinamą padargo, bet ypač molyje tos padangos, nu gal taip sąlyginai trupina. O dabar gali bet kokį volą pasimti, dvigubą krakerį, vamzdinį, jeigu smeliukam. Su vamzdiniu volu tai netgi labai, kaip ten sako, krikščioniška kaina bus apie 13 000. 13 000 tikrai nedaug, lyginant su visa rinka ir atsižvelgiant į tokios komplektacijos skutiką. Nes jis ir sunkus bus, sunkesnis negu tas standartinis. Taip, jau tikrai jisai savo užbrėžtą gylį jis tikrai parodys. Tikrai sudirbs, sakykim taip. Ir atsiranda kombinuotas Grizzly X3, tai gal visai irgi aktualus tas modelis buvo rinkai, nes turim kokius 200 arklio galių, važinėjant su noraginiu, vėliau su diskiniu, dabar bus galima viena operacija viską pasidaryti. Taip, šitas variantas, sakykime, nes 4, jau turėjom tą Grizzly 4, tai tam 4 reikėdavo praktiškai 400 arklių. Yra vienas klientas, linkėjimai Mantui, kur dirbo su 250 su Massey Ferguson ir sako, čia geriausias ūkio padarkas. Bandė savo nervus, ne? Ne, jis buvo patenkintas. Viskas ten tvarkoja, turbūt ten meistriukas tiesiog jam užužė galvą. Kiek galima tą variklį remontuoti. Ja, bet taupant iš tikrųjų padargas siauresnis, bet padaro 2 operacijas, tai manau, kad čia irgi yra toks gan aktualus šiandien dienai. Ir kaina irgi nuo 20 000. 20 000, o 4 metrais prasideda nuo ten 30, gal 5. Taip. Tai ženklus kainų skirtumas. Kadangi padargas nesulankstomas, paprastesnė konstrukcija, tas visas... Cilindrai, viskas, tai yra kaina. Taip. Nu ir ką toliaugi, kaip ten sakė Agromašo gamykloj, kai klausė, sakė, o kas yra Agromašo flagmanas? Nu, GSR senamoji. Tai flagmanas yra atnaujintas. Šiandien dienai Agromašo gamykla SR praktiškai tik tai ratus nusiperka ir ko gero užžėrimo spiruoklės. Visus komponentus patys. Viską patys, visą išsiimo aparatą, visas tas detalytės plasmasės įsilieja patys, prispaudimo ratukus patys, įsiejimo diskus irgi patys presuoja. Labai, kaip sakant, sakė, nenorim būti priklausomi nuo išorinių rinkų. Taip, tai visą laiką būdavo, viską turim ištekėjo, laukiam vieno ar kito dalyko ir stovi. Taip. Tai jeigu turi pajėgumus, turi galimybės ir nori pasidarytas visas staklės, darys ir savo, ir galbūt ir kitiem gamintojam. Galimai. Tai ką, SR-as naujas ir su SR-u, kaip sakant, į pusbrolis Asenas naujas atėjo irgi. Tie modeliai buvo pristatyti jau 23 metų Agrošou parodoje, buvo ten kažkiek video ir mūsų filmukė apie tą parodą, bet buvo dar daug prigaminta ir nebuvo pasiruošę naujos gamybai pilnai serijiniai.
Tai tik šiemet jau atsiranda naujas SR rinkoje, o SN jau buvo galima užsakyti nuo rudens. Tai jau turim parduotą. Turim parduotą 3-metrinį. Nuo praeitų metų, ką pasiesi parodos, jau klientas sieja su 4 metrų SN pakabinamu, su mechaninė siejamąja, su diskiniu dirbimu, su guminiu volu, su technologijom, tokios pilnos komplektacijos. Ir šiandien dienai sakė, kad labai SN-as matosi, kad ateina į rinką. Ūkiai po truputį vis turbūt ir toj pačiai Lenkijai didėja, kad sakė, vis dažniau ūkininkai renkasi SN dėl to, kad yra įdirbimas, yra galimybė įdirbimo kultivatorinis, diskinis arba aktyvi freza. Ir jis kompaktiškesnis, tai kompakteris ir paprasta mechaninė siejamoji. Kompakteris ir paprasta siejamoji, tai dar reikia ir to traktoriaus, jeigu pasikelt, arba turi žaisti kiekvieną kartą su tais pakelimais. Taip. Tai nuo šiol galima užsakyti jau tos visus naujosius modelius. 3-metrinis SN dirba Varėnos gal rajone ar Druskininkų. 4 metrais Šalčininkų Kilpai, Deveniškėse. Taip. Tai jeigu norėsit pamatyti, galbūt irgi pavyks suorganizuoti tą vizitą į ūkį ir pasižiūrėti, kaip dirba gyvai. Nors, ką ten pamatysi, važiuoja ir važiuoja. Važiuoja. Mechaninė, ten nauji aparatai, bet jau ten smulkiau apžvelgsim, jeigu detaliai žiūrėsim apie siejimą, nors apie ją yra ir video, tai tiesiog pamatysit kampe tikriausiai. Tas video iššoks ir pasižiūrėkit, kaip ten viskas atrodo. Ir tada pristatyk ilgai lauktą naujieną. Salvi? Reiškia, su Salviu situacija tokia, kad ilgai prašėm, daug buvo klientų prašymų ir pageidavimų, kad atsirastų 4 metrų modelis prie galingesnių traktorių. 3-metrinį tikrai pardavinėjom ilgai ir pakankamai sėkmingai tas modelis pasiteisino, kaip ten striptil siejamoja pagal kainą, pagal tai, kaip viską padaro, tikrai geras produktas. Ir prašė visi 4 metrio, tai matėm 6 metrį, kažkiek buvom ir video įkelę, kur gamyklai buvo testuojamas. Ir jau matom, kad atsirado specifikacijose, galima netgi jau užsakyti 4 metrį, bet su sąlyga, kad norite būti tas pirmasis. Kažkada buvo Andrius Dirmeikis pirmasis, neturėjęs drąsos, bet ta drąsa jam pasiteisino. Gal reikia jam pasiūlyti antrą kartą būti drąsiam. Pasižiūrėsim. Tikiuosi, kad kažkas tikrai norės ir nepabijos būti tas pirmasis ir pasibandyti naująjį modelį, nes bus nauji bunkeriai, kojos, visas išsiimo aparatas bus tas pats, tai čia tik tai konstrukcijos reikalas. Taip. Kojos išbandytos, tiek įdirbimo, tiek sejos, tai nemanau. Ir lankstomas bus, taip iškirėmas kaip. 4 metris lankstomas, teisingai, 3 metris buvo standus. Ir pagal kainą, tai jie ten nebaisiai skiriasi. Jeigu žiūrėti 3 metrų senai ir naujai, o 4 metris, tai ten kaina kažkur apie 85, ar ne? Kažkas tokio. Bet kokiu atveju pigiausias rinkoje bus. Taip, tas tikrai. Tai va, ką dar? Aquila Drive 4 metrai. Aquila Compact. Aquila Compact. Compact pakabinamas siejamoji, nes Drive'as jau 4 metris buvo, bet dabar atsirado ir pakabinama ta siejamoji, tai bazė visa lieka ta pati, 1,5 tonos bunkeris ir buvo 3 metrai. Dabar tą apačią nuo SN tikriausiai paims ir uždės. Greičiausiai, kad neišradinės o dviračio. Na, o kam? Patikrintas. Jau variantas įdirbimo nėra reikalo keisti. Tai jeigu kažkas norėtų 4 metrės pneumatinės siejamosios, jau yra galimybė ją užsakyti. Tai va. Dar ką turim iš naujienų, ilgai lauktos, mūsų labai paplytusi SP siejamoji, pagaliau turi maitinimą nuo izobaso ir greičio daviklį nuo traktoriaus. Maitinimą. Tik maitinimą, ne valdymo maitinimą. Ne isobas valdymo maitinimą, tai galite užsakyti tikriausiai ir jau kas turi tas siejamasias, tokį perėjimą, kad gautų maitinimą nuo isobaso rozetės nuo traktorius ir nereikėtų vesti laidyno iki pat akumuliatoriaus. Taip. Tai ir greičio daviklis nuo traktoriaus, tai irgi bus nei GPS-as, nei ratukas, tiesiog laidai traktorių atvedat. Į ISO 11586, jeigu neklysite rozetę. 3 pinų ar 5? Ne 3, jinai yra 8, man atrodo, pinų. Aha. Kur monitorių galima jungti. Tai jeigu ta rozetė yra, tai faktinį traktoriaus greitai iš ten ims. Bet nuo rato ima? Jeigu nėra radaro, tai nuo rato. Jeigu yra radaras, tai čia kaip... Pagal faktinį judėjimą. Pagal faktinį judėjimą tada.
Tai apie sėjimą daugiau jokių žinių, tai maitinimas ir greičio daviklis. Nu, ten jau tiek tobulas daiktas, kad nebėra kur tobulinti. Tikrai labai populiarus, ne tik ant Agromaž, bet ir ant kitų gamintojų skutikų matomas, pasiteisinęs, gerai veikiantis. Subalansuotas Agromažui, bet tinka ir kiti. Čia galima televizijos reklamose sukti tokias. Tai va, daugiau ką. Dar noriu papildyti apie sėjimą. Jeigu kažkas norėtumėt nenaudoti GPS ratuko SP230 ir SP400 sėjamojo, tai turėsi galimybę įsigyti tai komplektuką pajungimo į kompiuterį ir veiks jau nuo traktoriaus. Nuo to pačio kompiuterio, ne? Taip, tas pats kompiuteris lieka, jis turi trečią opciją. Kompiuteriai visada būdavo tas pasirinkimas traktorius, bet nebuvo kažkokio turbūt sprendimo pajungimo. Laido nebuvo, žodžiu. Ilgai prie to laido, pagaliau ačiū Dievui, kad bent atėjom prie to laido. Taigi ne iš karto viskas gaunasi. Taip, apie Agromažą dar kažką turim papasakoti? Nebeturim apie Agromažą nieko papasakoti. Apie parodą jau sakėm, kad nedalyvausim. Taip, tai apie parodą gal norėčiau papildyti, kad šiemet nusprendėm nedalyvauti parodoje, galbūt dalyvausime kas 2 metus, bet ir vėl kviesime pasimatyti mūsų lauko dienose, kurių planuojame padaryti dar daugiau per visą sezoną. Ir būti arčiau ir praktiškiau. Taip, arčiau ir praktiškiau klientų, kur pamatys daiktą dirbantį lauko sąlygom, ne šiaip pastatytą parodoje blizgantį. Tai bus proga pasibandyti su traktoriais, konkrečiom ten sąlygom. Aišku, niekada tos sąlygos nebūna idealios visiems. Vienas sako, ai, pas mane smėlis, tai ant to modelio prastai arba atvirkščiai. Bet jau dabar, kadangi turim praktiškai visą Lietuvą padengę vadybininkais, tai gal keliausim per visą Lietuvą su lauko dienom, kad bent jau regione kiekvienam išsibandyti. Tai tas dalykas yra svarbus, norėsime padaryti tas lauko dienas įvairesnės, pakviesti daugiau partnerių ir svarbiausia, kad jūs ateitumėte tas lauko dienas, nes viskas dėl jūsų daroma. Tai ateina žmonių daugiau, mažiau, bet mūsų tikslas jūsų surinkti kuo daugiau. Nes dėl savęs prie padargų mes ir pas save aikštelę galime būti. Taip, o kalbant taip palyginus apie parodą, tai tos technikos reikia labai daug suvežti. Daug klientų atvažiuoja pas mus į aikštelę pasižvalgyti, nes parodyti tikrai turim ką. Iš Agromažo beveik visus modelius, iš Samašo didžiąją dalį tos technikos, iš Kancelas, Cinkometo, Metalteko, visko yra. Ir aišku, kai pas mus atvažiuoja, tai kiekvieną priimam individualiai, tada galim ramiai prie kavos puodelio pasišnekėti, padiskutuoti, o parodoj kaip parodoj būna. Visi vienu metu įgriūna ir tada ne vieną palikti, nei su kitu eiti. Tai per parodą netikėkite, jeigu kažkas sakys, kad Hekvitos nėra, nes bankrutuoja ir skleidžia gandus, tai tiesiog taip nusprendėm. Taip. Na ir dar turim tokią naujieną ilgai lauktą. Tai purkštuvas. Voprolip kompanija seniai yra atstovaujama. Esame jau pardavę purkštuvų, puikiai tarnauja, bet visą laiką trūko mums išmaniojo purkštuvo, sakykim. Ir pagaliau sulaukėm izobasinio purkštuvo su tidžetu, su vairuojamais ratais, kaip sakant, pilno. Žiūrėjome tą purkštuvą parodoj, Lenkijoje, Agrošau rudenį. Tai tikrai turtingos komplektacijos, labai rimtai atrodantis. Kokybė iš tikrųjų Voprolį esame išbandę, žiūrėk, vežimėliai dirba kuo puikiausiai su kitų netgi gamintojų treštuvais, jų ir tų treštuvų tų pačių nemažai yra parduota, ir purkštuvai, ir su GPS-ais dirba ir praktiškai jokių mes neturim, pardavėm ir pamiršom. Tai va, tai atsirado tas išmanusis ir kaina iš tikrųjų labai konkurencinga, nes jisai turės ir orinę pakabą, ir vairuojamus ratus, ir izobasas, kompiuteris tidžetas, tai yra tai, ką nedauguma, bet tikrai yra tų gamintojų vedančių, kurie irgi tą patį tidžetą deda. Sakykime, dviračio jie nebeišradinėja. Greičiausiai, jeigu taip pasakyti, kad tas purkštuvas lenkiškas yra, tai tik dėl to, kad jis surinktas Lenkijoje. Visi pagrindiniai komponentai išmanus pompa itališka. Nes pompa itališka, visa įranga itališka, kompiuteris tidžetas, bačka itališka. Ai, bačka irgi itališka. Bačka irgi itališka. Specialiai pagal jų rėmų išmatavimus tą bačką italą įdėjo. Iš pirmo karto turbūt kažkas jiems nesigavo. Taip, tai čia buvo jau kokie turbūt 3 metai jie prie to, kol ištestavo, kol pagaliau pavyko.
Tai bus jisai 3 ir 4 tonų talpos, nuo 20 iki 27 metrų pločio. Nuo 20 iki 27. Taip, kol kas iki 27, bet žada jie plėstis ir į didesnį plotį. Man įdomu, kad ten bačką testuoti 3 metus. O kas gali bačkoje netikti? Kaip? Kas gali bačkoje netikti, sakai, va, su italais 3 metus dirbo? Kas gali bačkoje netikti, ko gero yra bandymai daromi, aš taip įsivaizduoju, pats išliejimas bačkos yra labai svarbu. Ir kai testuoja, galimai, aš nenoriu sakyti apie kurį gamintoją, bet labai dažnai matau verstus parduoda. Ir tai yra tikrai vedantis gamintojas. Ko gero sakė, kai klausiau pas žmogų, kuris buvo 2 kartus tokį apvožęs, sakau, kaip yra. Sakė, važiuoja į lauko keliuku, važiuoja į duobę ir sakė, tiek įsisiubuoja tas skystis viduj, nuo aptakumo matyti. Tai va tie dalykai... Čia gal labiau apie tas vidinės pertvaras kažkokias. Taip, tai tos kažkokias, tai vis tiek tai yra testuojama, nes žinau, kad vieną modelį bačkos padarė, jiem kaip ir tiko, bet italai patys nuėmė nuo gamybos, nes negalėjo sertifikuoti. Tai ten yra, ko gero, vis tiek savo specifikacija, savo poreikiai. Tai, o grįžtant prie kainos, tai ta kaina priklausomai ten irgi turbūt biškį nuo specifikacijos, tai apie 70 000 pilno bus. Tai 4 tonio? 4 tonio su pneumatinė pakaba, su 400 litrų siurbliu. Turbūt rinkoje nedaug matysim konkurentų, kas galėtų su tokia specifikacija pasiūlyti gerą purkštuvą. Taip, tai dar važiuosim į Keltus, apsižiūrėsim dar kartą. Tada turbūt keliausim dar gal į mokymus biškį pasičiupinėti, o gal sutarsim ir atsivešim pabandymą pas save. Jei su ta nata, manau, tikrai galime tvirtai pasakyti, kad matysite vis daugiau Voprol purkštuvų ir medžiagos pas mus yra. Apie gamintoją, apie produktus, nes kiek pasitikrinam, tai produktas tikrai geras. Ir galima drąsiai siūlyti, kokybiškas. Taip, tikrai kokybiškas, tai yra nelabai didelė gamykla, bet tai yra šeimos verslas, jie, kaip sakant, savo vardu gamina ir už savo vardą atsako. Paskutinis dalykas, vertas aptarimo šį kartą, tai mūsų naujiena. Nuo šiol pradėjome atstovauti Bandioli pavėsį gamintoją, manau, vieną iš didžiausių gamintojų pasaulyje, kas liečia kardanus, reduktorius, hidrovariklius, aušintuvus. Viską turi. Tai ir skirstytuvus. Ir skirstytuvus. Tai jeigu savo techniką pasižiūrėsit, tą patį žiūrėkit, pjaunamąją kukurūzą, kombainį, kardanas, reduktorius. Visi tie dalykai dauguma pagaminti Bandioli pavėsį. Ir kartais, kai jau turim tokių pavyzdžių, kad kai būna nudažytas tam tikras spalva ir priklijuotas lipdukas kažkokios tai įmonės, o po apačią randi vis tiek, kad tai yra Bandioli pavėsį, tai mūsų kaina yra, taip švelniai tariant, tai nuo 30 iki 50% mažesnė. Taip, tai tikrai žinokit, kad galime pagelbėti tiek su visom dalim, tai galim parduoti ir visą kardaną, bet svarbu pasakyti, kad galite įsigyti ir jam atsarginės dalis, kas ženkliai atpigins tą visą remontą. Taip, kadangi visiems nepaslaptis, kad didelio pločio kardanai, ypač didelio posūkio kardanai, kur yra ir ilgis, ir kategorijos, tai yra tikrai nemaži pinigai. Ir kitą kartą, jeigu taip jau įvyko, kad subirėjo kryžmė, tai tikrai nebūtina viso kardano keisti. Turime visą gamą kryžmių, šakučių. Tai yra, kad kardaną galim po vieną detalę iš tikrųjų surinkti. Ne visais atvejais tai apsimoka, bet tikrai verta visą laiką pasiklausti. Ką dažniausiai daro, kai suplėšia kokią šakutę? Nėra kur kreiptis atsarginių dalių, važiuoja pirkti kitą kardaną. Taip. O sandėliai centrinė mūsų regiono yra Lenkijoje, visa logistika yra pakankamai greita. Jeigu visas grandis suveikia, tai tikriausiai išvengsim ir ilgų prastovų. Taip, tai šiandien taip pat su Zbignevu nutarėm, kad kryžmių visų užsisakysim ir turėsim sandėlį. Nes tai dažniausiai reikalingas daiktas, tai tokius dalykus laikysim sandėlį, bet jeigu, tarkim, kažkam reikia apsaugų ar dar kažko, tai tikrai irgi nereikės laukti po pusę metų, čia labai greitai keliaus. Tai dabar čia kažkur iššoks atsarginių dalių vadybininko kontaktai, elektroninis paštas, telefono numeris, tai tais kontaktais iš karto galite kreiptis ir jums suteiks visą pagalbą susijusią su Bandioli pavėsį. Na, šį kartą tiek.
Taip pat labai norėčiau, kad pakomentuotumėte, ar šis formatas jums patiko, nepatiko, galbūt apie ką norėtumėte išgirsti, kokias temas, tai galėsime jas pagvildenti kitą kartą. Ir taip pat rašykit komentaruose, gal kitą kartą, kas norėtų prisijungti prie diskusijos mūsų. Arba ką norėtumėt pamatyti. Arba ką norėtumėt pamatyti. Taip, nes matote daug tokių ūkininkų ir dalyvaujančių. Tai, mylėjai, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu išlaukėt iki pat pabaigos, tai jums dar didesnis ačiū, kad pražiūrėjot šį pusvalandį ir, kaip sakė Artūras, like, share and subscribe. Visa. Iki.